greitkeliu važiuosime 2 kartus, į priekį ir atgal, ir jūs matysite šitas nuostabias vietas. Dabar dešinėje pusėje tie kalnai, tai yra ta Evijos sala, Eubojos sala, kurioje mes buvom sustoję. Antra pagal dydį Graikijos sala, minėjau, kad jinai tęsiasi daugiau kaip 100 kilometrų. Elenė pasakojo apie alyvuogės, apie alyvos medžius. Aš galvojau tai papasakoti rytoj, kai bus visa grupė, bet galiu keletą faktų paminėti. Graikijoje auga 130 milijonų alyvmedžių, vienam gyventojui tai daugiausiai pasaulyje. Taigi Graikijoje yra maždaug 11 milijonų, tai paskaičiuokit, kiek vienam graikui tenka alyvmedžių. Ir kai graikai sodina alyvos medį, jie sodina ne savo, o savo vaikams, kadangi alyvmedis yra ilgaamžis medis ir pradeda derėti maždaug apie 40-uosius metus. Ir geriausiai dera nuo 40-ųjų iki 100 metų. O paskui jisai gali gyventi ir vesti tą derlių dar ir ilgiau. Yra ir tūkstantmetinių medžių, sprendžiant pagal kamieną, kurie pasodinti prieš 600, 700 ir 800 metų. Alyvų medis nėra autochtoninis, tai yra čia augęs augalas. Jis buvo atvežtas iš Sirijos ir labai puikiai prigijo. Ir alyvmedžių jau sodino ir Antikoje. Nukirsti alyvmedį buvo didelis nusikaltimas ir už tai pagal Solono įstatymus buvo netgi baudžiama mirties bausme. Alyvos veda vieną kartą per metus savo vaisius, jos žydi pavasarį, tokiais neryškiais labai mažyčiais žiedeliais, kurių beveik nesimato tarp lapų. O subręsta, sunoksta alyvuogės maždaug lapkričio gruodžio mėnesį, tai yra Graikijoje žiemą ir jos yra skinamos. Man yra tekę skaityti, kad Graikijoje yra tokios geros sąlygos, kad jeigu alyvos būtų prižiūrimos geriau, žodžiu, jos galėtų netgi 2 kartus per metus vesti, turėti derlių.